Žinai, kada geriausiai supranti, koks svarbus yra miegas? Tada, kada normaliai neišsimiegi. Žinojau, kad reikia nueiti laiku miegot. Bet ką, naktį tik akis cakt, nebeužmiegi, pradedi blaškytis, paskui žiūri, kad jau reikia tuoj keltis. Tiesiog prabundi ir kažkaip mintis, kaip pradeda suktis ir nebeina jų sustabdyti. Atsikeli ryte kaip ir nieko, bet jau pradeda dienoti ir tu vis jau jauti, kad miego trūksta. Vieną dalyką jau esu pagavęs. Kai esi neišsimiegojęs, daug labiau nori užkandžiauti. Kažkokių nesąmonių prikirst. Trainiojasi kaip katinas aplink virtuvę, aplink šaldytuvą, aplink spinteles. Nei tu žinai, ko tu nori, nei ko, bet kažką paim, kažką pagraužt. Kūnas per naktį normaliai neatsistatė. Tai jis ir sako, nu tai duok tada man bent jau maistinių medžiagų. Čia dar energijos pasikrausiu iš išorės. Nors iš tikrųjų tas papildomas valgymas, kai esi šiek tiek neprimiegojęs, nėra reikalingas. Nes kūnų reikia nevalgyti, o pailsėti. Šiandieną jis anksčiau miegot. O gal net ir pietų gerai būtų nusnaust.